Sveiki, esu Juozas Valiušaitis, fotodailininkas. Garliavos sukilime dalyvauju nuo balandžio mėnesio pradžios, po pirmojo mergaitės šturmo. Išgirdęs Kauno dramos režisierės Nerijos Karpuškaitės žodžius: netylėkime melo akivaizdoje, kad nepavirstume šliužais. Iš tikrųjų, ilgiau nebegalėjau likti šitos istorijos stebėtojų iš atstumo. 2 mėnesius teko gyventi Deimantės namuose, kasdien bendrauti su mergaite, dirbti rankdarbius, pamokyti kai kurių dalykų, pamatyti jos neįtikėtiną kūrybingumą. Ir teko taip pat dalyvauti tą liūdnąją gegužės 17-ąją ir sulaukti tos beprotiško legiono, nei sąžinės, nei sveikos nuovokos neturinčių žmonių. Aš manau, kad tai yra dvasinis reiškinys, kuris Evangelijoje vadinamas apsėdimu, valstybės apsėdimu. Šiandieną yra 2 mėnesiai nuo šito baisiausio Lietuvos istorijoje valstybės smurto. Tai buvo baisiau negu kad susidorojimas su Kalantos sukilimu. Nes ten buvo mestos jėgos prieš grupę, o čia prieš vieną žmogų, vieną mergaitę. Bet tai yra labai simboliška, tai iš tiesų evangeliška. Todėl dabar, minėdami 2 nežinios mėnesį, susirenkome prie prezidentūros Vilniuje, prie savivaldybės Kaune, berods Nepriklausomybės aikštėje Klaipėdoje ir kitose miestuose su juodais skėčiais, kaip apsauga nuo juodumos. Vakar vakarieniaudamas ir valgydamas Kėdainių majonezą, pamačiau tokią naujieną ant Kėdainių konservų fabriko dangtelio užrašo. Nuo 1944 metų šitas fabrikas vadinosi Kėdainių konservų fabrikas. O paskutiniai politikos metai padarė labai įdomias permainas, siekiant koalicijų. Ir tam tikrais politiniais klausimais buvo sudaryti nauji politiniai dariniai. Kėdainių konservų fabrikas persivadino į Kėdainių konservus. Tai yra labai simboliška. Ir šitie Kėdainių konservai 3 dramatiškiausiais balsavimo klausimais: dėl mergaitės grobimo, dėl Neringos Venckienės neliečiamybės atėmimo ir galiausiai dėl atominės elektrinės balsavimo suvienijo jėgas ir pasiekė reikiamą tą 71 balso daugumą. Tai šiandien stoviu su skėčiu reikalaudamas tiesos, žmonės ragindamas drąsos, kaip šilutiškiai pasigamino nuostabės tokias marškinėlius. Aš didžiuojuosi šalimi, kurioje gimsta drąsiai. Taigi, šventajam rašte
366 kartus pakartotas žodis nebijokite, arba kitaip sakant, drąsos. Te būna ir mūsų šūkis šių metų rudens rinkimuose. Ir kad naujame Seime susirinktume drąsūs žmonės, nebijantis tiesos. Juozas Valiušaitis, Vilnius. Ačiū.